Taip, o mes einame prie kito pranešimo ir netrukus girdėsime Dalios Liutkienės video formatu pranešimą vaizduotės lavinimas rezultato siekimui. Ar vaizdas yra? Taip, viskas gerai. Labą dieną, esu Dalia Liutkienė, Kretingos meno mokyklos fortepijono mokytoja. Šiandien norėčiau pasidalinti mintimis apie tokį mums visiems gerai žinomą reiškinį kaip vaizduotė. Ir kągi mums ta vaizduotė suteikia lavinantis bet kurioje srityje. Kokių rezultatų mes galim pasiekti ar nepasiekti, ją plėtojant, ją lavinant. Tai kasgi yra ta vaizduotė? Vaizduotė tai virtuali realybė, kurioje galime sukurti viską, ko tik mums reikia. Vaikų vaizduotės lavinimas yra svarbus veiksnys siekiant padėti jiems pasiekti gerų rezultatų įvairiose srityse, kaip minėjau. Tai gali būti ir dailė, literatūra, sportas, žinoma, muzika. Vaizduotė ne tik skatina kūrybiškumą, bet ir padeda geriau suprasti pasaulį, rasti tinkamus sprendimus ir prisitaikyti prie įvairiausių situacijų, greičiau susiorientuoti į užduočių išpildymą. Jaunųjų pianistų vaizduotės lavinimas yra esminis veiksnys siekiant aukštų meninių techninių rezultatų. Kūrybiška vaizduotė padeda ne tik geriau suvokti atliekamą kūrinį, bet ir išreikšti jame emocijas, lavinti interpretacinius gebėjimus bei formuoti unikalų muzikinį skonį. Pradiniame jaunųjų pianistų ugdymo etape vaizdingi ir žaismingi palyginimai padeda mokiniui lengviau suprasti grojimo pianinu technikos subtilumus, kaip rankų laikysena, pirštų padėtis, o be to ir lavina muzikinę vaizduotę. Tai kasgi ten? Dinamika, frazavimas, temų pravedimai, praklausymai. Pavyzdžiui, formuojant delniuko ir pirštų padėtį, galima vaikui paaiškinti, kad pirštai turi būti švelniai išgaubti, o ne plokšti. Bet jam aiškiau taks, jei pasiūlysim įsivaizduoti tą apvalumą kaip minkštas kačiuko letenėlės arba paukščiuko lizdelį, o gal ir saujos padaryti dubenėlius, kuriais iš jūros nešam vandenuką ir pilam į smėlį. Puikus ir pasiteisinęs yra toks klasikinis palyginimas, tai obuoliukas saujai. Irgi labai puikiai veikia mūsų delniuko formavimui. Riešo judesio laisvumui lavinti tinka tokie palyginimai kaip drugelio pakilimas ir nutūpimas. Aš dar mėgstu tokį gana irgi paprastą pratimą, kai sakau vaikui, pastačius ant klavišo pirštelį, suraskim riešą. Kurgi tas riešas? Tai vadinam riešo atradimas. Pakyla riešas, nusileidžia. Iš pradžios tie vaikai galvoja, kad keliant riešą, jie nesuvokia to riešo, neatranda. Kelia petį, kelia alkūnę, nurimstam, ieškom to riešo. Okei, atradom. Tuomet dar galima panaudoti ir pratimus su kamuoliukais. Turiu čia tokius kamuoliukus, paskui pamatysime dar įrašą, mokinukė parodė. Tiesiog, kad tos kamuoliukus pirštų galiukais koncentruojam, imam ir formuojasi delnas, formuojasi piršto apvalumas. Ir jos turim pakelt, paskui nuleisti, gražiai padedant. Tai va, štai kokį pratimą mes atliekam, norėdami apšilti riešus. Emerita pademonstruos.
Tiesiog pirštų galiukai žiūri į kamuoliuką, riešų padedam ir pirštukai paskutiniu momentu paleidžia kamuoliuką. Taip, tiesiog kvėpuoja. Taip. Ačiū. Su mažaja Viktorija mes taip stiprinam pirštukus. Viktorija yra smuikininkė ir pradėjo šiemet mokytis antro instrumento fortepijono. Tai va. Ir šiandien mes tikrinam tų kamuoliukų kietumą ir minkštumą, ne? Viktorija, kuris minkštesnis kamuoliukas, ar vienodi jie yra? Geltonas. Geltonas. Ar sunku taip spaudyti, ar ne? Bet pačiais galiukais. Aha. Ir tada po porelėmis. Pirmu, antru dabar paspauskim. Taip. Antras pirštukas stovi kur šiauriai, ane? O pirmi pirštukai kur? Pietų ašigalis, ane? Čia žemės rutuliai du tokie. Tai treti pirštukai irgi tą patį. Galiukai stiprinam pirštukus. Stiprinam gražiai. Ketvirti dabar. Tie, kurie nespaudžia, ketvirtais pirštukais mažai. Tu trečią kairiai rankytė, ketvirtą reikia pirštuką. Aha. Taip, tie kiti pirštukai kaip sparneliai pasikelia, biškį pakeltos kitus. Pirmas irgi pirštukas labiau sunku, ne? Ar sunku mums? Mažai čia praktikos. Neužriesk tų pirštukų, paleisk pirštukus, paleisk kitus pirštukus. 5 pirštukai, gerai, na, pamėginkime. Tai va, turėsim naudos. Nu. Aš kaip visai įsikibai. Aha. Taip pat riešo judesio ir trečio piršto statymo lavinimui yra labai toks turbūt senovinis irgi, sakyčiau, pratimas kryžiuojant rankas. Kai pradedant trečių pirštų per oktavą viena ranka, kita ranka praskrenda, kita praneria pro apačią. Tas labai lavina riešo judesį, koncentruoja pamatymą klavišo to, kurio reikia nutūpti. Na ir šitas pratimas įgavo pavadinimą parašiutas ir povandeninis laivas. Tai ką mes darom? Skrendam parašiutu, tuk. Vaikai dažniausiai mėgsta, pakėliau ir iš karto ieškau tos sekančios duos. O ne, skrendam aukštai pakilę ir pamatom nusileidimo aikštelę, tuomet ir nusileidžiam. Tada kitas objektas, povandeninis laivas, neria per apačią, kol iškyla. Na, tai sakyčiau, juos tai užkabina ir su ta užduotim gana lengvai susitvarko ir gaunam naudos, netyčia. Kad mokinys pajaustų riešo lengvumą ir pirštų grakštumą, dar bandom pirštų galiukais remtis į kamuoliuką, įsivaizduojant, kad tai yra balerina savo pirštų galiukais tipenanti ant scenos. Esu įrašiuką irgi padariusi, jeigu bus įdomu, pasižiūrėsim. Ar matosi gerai čia? Tiesiog, oi kaip sunku šitas pratimas. Pastatom, nuo 5, tarkim, pirštuko ir einam link 1. Dėliojam. Man tai lengvai išeina, vaikams tai kažkaip sunkiau. Ir jau nuo 3 piršto turbūt taip kažkaip norisi, kad tas riešas ir kiltų. Sunkus pratimas yra vien dėl to, kad jisai lavina rankos lygsvarą. Ir tu turi pasistengti, kad tas kamuoliukas nepabėgtų. Pabėga. Pamatysit, kaip pabėga ir ten visai. Ir pirštas tai nori taip. Mes turim būtinai užduoti tokį užsiduoti, kad pirštukas po pirštuko eina į vieną liniją. Ir man tas svarbiausia patinka, kad link 1 piršto keliam riešą.
Pratimas balerino žingsneliai ant kamuolio. Lavina riešo judesį, keliam riešą, keliam po trupučiuką, kamuoliuką stumiam sulig kiekvienu pirštuku, patraukiam kamuoliuką į šonelį, taip suvokia riešas, kad jam galima jau ir kilti viršų link pirmo pirštuko grojant. Dažnai susiduriame su pirmo piršto nepatogia pozicija. Ypatingai, kai tas pirmas pirštas palieka grot paskutinę natą imant. Tai labai neblogai vaikams yra pasakyti, kad lyg tas pirmas pirštas darytų tokį pasivertimą, ridu toksai, ridu, parodykim auksytę, kaip ten tas būna. 5 pirštas, tarkim, ir pirmų pirštų keliant ir lyg tai pasiridena tas pirmas pirštukas. Taip, daugiau gali. Netgi ir daugiau pradžioj galima. Taip, atsisėda, nesvarbu. Pasiridenkim. Ačiū. Dar esu tokį sugalvojusi dalyką, kaip čia pasakyti, keliant riešą, vaikai kaip dažniausiai tą riešą kelia. Ir verčiam, atidarom paslaptis. Tai aiškinu, tu nerodyk visos paslapties, bet nelabai tas suveikia. Labiau suveikia, jeigu matosi pianino mano kraštuose gyvena gyvūnėliai. Tokie. Kartais jų būna daugiau, kartais mažiau. Tai mes tiems gyvūnėliams parodom, kad turim įsivaizduojamą laikrodį. Ir kai keliu riešą, dešinę ranką rodau į kairę pusę panterai. Kokį aš laikrodį turiu. Su kairė ranka keliu rodau į kitą kampą. Nereikia, aišku, labai taip stipriai tą kampą, bet vis tiek ta vaizduotė suveikia ir išsitaiso mūsų riešo kėlimas. Labai pasiteisina. Kiti mano labai mėgstami mokinių pratimai yra rankų apšilimui ore, skirti ore. Tai pratimai su pavadinimais. Ir šie pavadinimai gimė ne vien tik tai mano pačios. Aišku, galbūt pradžia buvo mano duota, bet su vaikais tariuosi, sakau, kaip tu įsivaizduoji, kas čia dar. Ir gimsta mums visokios istorijos, vaizdiniai visokie. Tai grįžtant prie tų pratimų rankų apšilimas ore, štai kokie pavadinimai susiklostė. Peliukai karuselėje, peliukai valtyje irkluoja, peliukai gaudo tinklu žuvį. Tokia tiesiog serialas. Tai galiu parodyti trupučiuką, kaip aš galiu tos pratimus atlikti ir paskui pamatysite, kaip atlieka vaikai. Tai dabar, nežinau, pasakoti visą istoriją, su vaikais yra papasakota skanesnė ta istorija, mano nežinau. Tai. Žodžiu, peliukai sulipa į karuselę. Ir ta karuselė pradeda suktis. Mes sukam riešus, tiesiog, apšildom. Ir kai vaikai ateina į pamoką, kartais jiems reikia palaukti, kol draugas pabaigs pamoką, tai aš jau jiems duodu užduotį. Apšildykim rankytės. Ir tada ten ir greičiau, ir lėčiau, tada sustabdom karuselę ir peliukams jau metas būtų išlipti iš karuselės. Kągi jie turi daryti? Jie kažkaip tai išsigandė, tokie atsargus pas mus,
Ir sako, o jeigu, labai išgąsdinti katiną, o jeigu ten katinas kažkur slypi, gal mes pasižiūrėkim. Ir tada mažyliai sako, mes eikim į žvalgybą ir iškelkim ausytes. Bet pasikavoja. Kažkaip nelabai pamatė, sako, mes mažai matom, tada eina vyresni. Va čia tiek, turi iškišti ausytes. Patikėkit, čia yra reikalų tas ausytes iškišti. Nu, toks mažytis. Tada treti kyla pirštukai, tos ausytės vadinamos. Ir galiausiai vyriausias brolis Peliukas iškiša savo ausį, apsižiūri, sako, ei, nieko nebijokit, aš jūs apsaugosiu, nes aš turiu uodegą ir aš jūs va taip va ir apkabinsiu. Ausytė, uodegytė. Tai dabar Jorūna pademonstruos, kaip peliukai suposi karuseliai. Susirinko peliukai į atrakcionų parką. Sulipo į karuselę. Tuomet prižiūrėtojas įjungia mygtuką ir karuselė pradeda suptis. Į vieną pusę, į kitą pusę. Visi juokiasi, kad linksmi visi peliukai, ane? Jorūna, taip? Taip. Paprašė dar kartą pakartoti antrą seansą. Taip, dar kartą sukas. Ir jau paspaudė greičiau, mato prižiūrėtojas. Aha, gal tegul greičiau. Kitą pusę pradėjo greitai sukti. Apsisuko peliukam galytės ir kas pasidarė, pradėjo cypti. Sustabdė prižiūrėtojas karuselę ir peliukai pradėjo kvėpuoti. Ką darom? Dar kartą pakvėpavom. Gal lipkim lauk? Lipkim. Bet reikėtų patikrinti, kas mūsų ten ar nelaukia, kokių bėdų. Kokio katinai gal mūsų tyko tenais. Tai tuomet pirmieji pasišovė patikrinti teritoriją. Kas? Mažieji peliukai. Iškišo savo mažytės ausytės. Nežinom, ir išsigando. Tuomet didesnieji broliukai iškišo ausytės. Sunkiai tos ausytės lenda. Vėl pasislėpė, išsigando. Na ir toliau kiti vis didesni broliai, stipresni, vis tiek bijo. Bijo, o gal čia slypi katinas. Dar kartą kiša kažkas, tai kiti pirštukai, peliukai. Pakartokim, mažieji peliukai sako, ne, bijom. Toliau. Taip, visi prabėga, patikrina, bijom, dar vis bijom. Tuomet vyriausias brolis, nykštys toksai peliukas, nusijuokė, nu nebijokit, aš patikrinsiu, iškišo savo didelės ausis. Oi, nieko nėra, jeigu ir būtų, aš jūs apsaugosiu su savo uodega, šmakšt ir užkišo uodegytę. Dar kartą. Parodė, kaip ten užkišo uodegytę ir užkišo uodegytę. Taip, užkišam uodegytę, va šitaip. Vėl peliukai pakvėpavo. Ir tada ramiai išlipo, nes vyriausias brolis sakė, jeigu kas, aš jūs apsaugosiu. Ausytės mums labai tinka grojant legato, kad nebūtų pirštukai sulipę, kad tuos pirštukus mes savarankiškai dėliotumėm ant klavišo, kad nebūtų stumdoma su visa ranka. Irgi čia tas kaip ir riešo atradimas, kaip ir pirštuko atradimas. Na, o dabar Jorūna pademonstruos, kaip peliukų ausytės pasitarnauja grojant legato. Kaip mūsų pirštukai yra priversti judėti savarankiškai, kuo mažiau riešo judesio. Na, prašau. Ausytės rodyk. Žodžiu, grojant pradžioj lėtai tiesiog fiksuojam, kad pasikelia ausytės. Vieną ausytę pirštuko, neklibinam riešo kuo mažiau, tai ir gražiai sutvarkom.
Taip, rieščiuką keliu. Ačiū. Tai štai, peliukai pasisupo toj karuselėj, brolis juos apsaugojo ir sako, ei, galim lipti jau iš karuselės ir keliaukim toliau pramogauti. Ir kokios kitos pramogos? Jie gražiai išlipa, mes pasidedam jau rankytės, tas tokias jau paformuotas ant klaviatūros. Tuomet mes turim keliauti kažkur nuotykių ieškoti. Einam, vat galim ir taip eiti, ir taip visaip. Ir tada, nueinam iki paplūdimio. Žiūrim, kad ten valtelė yra. Nu ir kaip tie peliukai neišbandys kažkokio tai nuotykio. Ir tuomet staiga vėl visi peliukai į valtelę ir sušoko. Tada plūduriuoja valtelė. Vėl riešai mūsų juda, vėl taip nematomai, nežinomai, bet jie juda. Plūduriuoja ir kažkam tai mažiesiams peliukams, tokiems geriečiams toptelėjo mintis. O gal pagreitinkim tą plaukimą, tai mes neparplauksim niekur namo, atgal išsitraukia irkliukus. Ir mūsų mažieji peliukai irklus ištraukė ir pradėjo irkluoti. Irkluoja, taip va, užkabinam vandenuką ir pritraukiam, kaip tas ausytės, kad pritraukiam. Irkluoja, tada gėda pasidarė vyresniems broliams ir po vieną pradeda prisidėti. Tada tie ketvirtieji jau broliukai. Jau 2 irkluoja, po 2 peliukus. Stipriai, taip stipriai. Ir žiūrėkit, kas darosi. Juda visi raumeniukai va šitoj vietoj. O nuo šitos alkūnės iki riešo, jie nejaučia, kad čia reikia įtempti. Tiesiog atpalaiduoja. Jie koncentruojasi tos irklus, kaip mes čia. Aišku, ir tai padaro, bet besimokant išmoksta. Tada 3 pradeda irkluoti. 4 jau čia dar ir čia mes taip jau labai sparčiai plaukiam. Ir beplaukiant, sako, pasitarė peliukai. O gal mes tuo pačiu pasigaukim žuvies, nes va yra tinklas valtyje. Tada gerai visi džiaugsmingai pakėlė tą tinklą ir nuleido į vandenį. Ir tas tinklas užsikabino tarp klavišų ant žolių, ir visaip juda. Juda tas tinklas, laukiam, kada kokia žuvelė įplauks. Ir įplaukia žuvelė. Kuomet įplaukia, mes taip tą žuvytę pagaunam ir keliam į viršų. Bet nelaimė. Ta žuvytė sprūst ir pabėga. Mes vėl ją gaudom, užkabinam. Vėl pabėga, vėl gaudom. Ir begaudant vis tiek tie pirštukai turi žiūrėti žemyn, nes jeigu į viršų žiūrės, tai jau čia ir nepagausim. Na ir galų gale ten iš kažkelinto karto pagavom. Ir kągi, nešamės tuomet namo vakarienį. Ir parsinešam namo. Tai šitas pratimas tas serialas yra toks jau topinis. Labai visi juo džiaugiasi ir mintinai, ir dar sakau, visokių istorijų prisiklijuoja prie jo. Toliau tęsiam mūsų peliukų istoriją ir užkuriam toliau savo vaizduotę. Peliukai laimingi, kad labai sėkmingai pasisupo karuselei, nutarė patraukti kur, Jarūna? Į paplūdimį iš pradžios, į paplūdimį. Atėję į paplūdimį, jie pamatė valtelę ir tuomet sulipo į valtelę. Sulipo. Bet vėjo nėra. Kaip plauksim? Traukim irklus. Ir vėl drąsiausi, kas? Mažieji. Ištiesė savo irkliukus ir pradėjo irkluoti. Labai lėtai plaukiam, sako. Pasikvieskim antrą peliuką į pagalbą. Taip, didesnius, gerai. Na ir dabar pradėjo dviese irkluoti.
irkluojam, pritraukiam, taip pritraukiam irkliukus, ištiesiam, pritraukiam ir taip mūsų pirštukai netyčia mankštinasi. Tada gėda pasidarė ir didesniems peliukams. Trečias prisijungia, jau 3 peliukai irkluoja stipriai ir pirštukai mūsų mankštinasi, taip. Tuomet ir 4 prisijungia, visi irkluoja ir sparčiai taip beplaukdami sumanė ką? Pažvejoti. Pasigaut žuvies. Ir šalia buvo tinklas, tą tinklą užmetė, įleido į vandenį, tinklas įstrigo tarp žolių. Ir visaip jisai juda aukštyn žemyn. Ir ten žuvytėm visai įdomu pasidarė, kasgi čia taip juda. Šmaukšt ir įlindo viena žuvytė, tinklas, ir užsidarė. Keliam, gal pagavom. Ne, pasileido žuvytė. Dar kartą leidžiam tinklą. Nuleidžiam ir čia nuleiskim drąsiau. Taip, ir vėl žuvytė, užkabinam. Pasileido ir vėl. Na dabar pagaukim tą žuvytę. Iškelkim ir jau vakarop reikia namo keliauti. tą žuvytę mes sėkmingai parsinešim į namus. Dar galima paminėti ir visokių palyginimų naudojamų mano pamokoje dėl stakato štricho. Tai galima įsivaizduoti vaikams sakyti, kad tai yra, krentantis lietaus lašeliai ant kokio lapo ir atšokantis takšt, takšt, takšt. Man kažkaip smagu yra ir kažkaip užtikrinčiau turbūt jaučiuosi, kai vaikai atlieka varlytės šokinėjimą. Tiesiog pastačius rankelę ant klavišo, taip leidi ir su riešu staigiai atkeli. Ir atkeli. Kažkaip tas staigesnis riešo judesys. Visai neblogas toksai palyginimas. Labai puikiai istorija, tinkanti, mokantis stakato štricho. Taigi, vėlgi apie tuos pačius peliukus. Peliukai valtele parplaukė į krantą, bet jau buvo vėlus vakaras ir jie buvo labai nuvargę. O stebuklė ant kranto gulėjo didžiulė, kas Jorūna? Varlė. Didžiulė varlė. Ir mažajam peliukui toptelėjo mintis: varlė, varlė, gal gali mus paršokdinti namus, mes labai pavargę. Taip, ir peliukai labai pradėjo prašyti varlės, ar ne? Varlė sako: nežinau, ar aš jūs visus sutalpinsiu. Talpinsi. Mažasis peliukas sako: vat pažiūrėk, varlytė, kaip čia viskas gali atrodyti. Taip, tai pirmas varliukas atsisėdo ant peliukas apsirikau. Telpam. Taip, dabar 2 peliukai atsisėdo. Gražiai atsisėdo, gerai, dar kartelį. Taip, 3 peliukai. Taip, telpa. Taip, ir visi Oi, telpam, ir toliau šokdinam. Tai šokdink namo. Taip, ir paršokavo į namučius. O pasivaikščiojimas per pūkinius debesis, tai mes žinom, kad turim pagroti į minkštai jungiant garselius legato. Kad mokinys suprastų, ką reiškia ant vieno judesio pagroti natų grupę legato štrichu, paprašau įsivaizduoti irgi mūsų tokį palyginimą, kaip tu laikai rankoje saldainius. Saldainiai saujai.
Tai kaip ten, kai grojam, nu, irgi pradžia kokia būna. Po vieną natą. O mums taigi reikia tobulumo. Mes norim, kad vaikas pagrotų sujungiant do, re, mi, fa, sol. Na, tai ką mes dabar bandom įsivaizduoti? Na, aš sakau, tu nebūk toks kuklus, tu atėjęs į svečius, matai saldainių vazelę, ar tu vis imsi po tą vieną saldainį? O gal tu būk gudrus ir pasiimk iš karto 2, iš karto 3, 4, 5. Pilną saldainių saują. O tai reiškia, kad gali tu tą pilną saldainių saują įsivaizduoti kaip motyvo kokio pravedimo, o gal visos frazės. Tai ką reiškia, kad vienu judesiu tu pagroji kažkokią tai natų seką, eilę natų, be kirčiavimo. Pavyzdžiui, paimam 2 saldainius, do, re. Paprastas dalykas, bet jiems supini su ta vaizduotė ir saldainiai iš karto. Do, re, mi ir tada kelių riešų. Do, re, mi, fa 4 saldainiai ir 5 saldainiai. Na va štai. Geras dalykas. Yra pavyzdys toksai nufilmuotas. Muzikinę vaizduotę laviname, atkreipiant dėmesį ir... Taip, su Aukse parodysim pratimą saldainiai saujai. Kuomet vienu atsirėmimu pagrojam vis daugiau garsų. Pradedam nuo 1 iki 5. Pademonstruok, Auksyte, pradėk. Lengviau. Pirštukai. Muzikinę vaizduotę laviname, atkreipiant dėmesį ir į dinaminius niuansus. Na, pavyzdžiui, piano, tai kam prilyginam? Nu, tai kažkokią paslaptį šnibždi savo draugui. Paprastas dalykas, visiems suprantamas, bet veikia. Jeigu crescendo, tai galbūt čiaudra artėja. O jeigu diminuendo, gal tai saulė leidžiasi, gęsta diena. Visokių pavyzdžių galim sugalvoti. Ir netgi tuo einamu momentu tu net nežinai iš anksto, ką tu gali pasiūlyti tam vaikui įsivaizduoti. Mūsų pačių vaizduotė irgi lavinasi kartu su mokiniais. Dar frazavimo suvokimui pasitelkiu palyginimus su bangomis, kurios kyla ir nuslūgsta. Kyla frazės pradžia į kulminacinį frazės tašką ir nusileidžia. Pedalą galima irgi visaip pritaikyti, įsivaizduojant, kad gal tu čia jauti, kad virš ežero sklando rūkas, jeigu tau reikia, garsai susilieja, vėl vaikui ten, vėl grožis kažkoks tai vaizdinys galvelėje atsiranda. Žodžiu, mes tų palyginimų atradom, atrandam ir atrasim. Ir apibendrinant, norėčiau pasakyti, kad vaizdiniai, palyginimai visokie padeda vaikams lengviau suprasti sudėtingas muzikinės sąvokas, įtraukia juos į muzikinį procesą ir svarbiausia skatina vaizduotę. Be to, tokiu būdu yra sukuriama smagi, įtraukianti mokymasi aplinka, kurioje mokinys jaučiasi laisvai ir saugiai. O mes, mokytojai, galime tik tikėtis greičiau pasiekiamų rezultatų. Tai ačiū už dėmesį. Taip, išklausėm. Tikiuosi, kad jisai
buvo toks pats smagus kaip man ir galėjote taipogi pasimėginti tuos pratimukus. Tikiu, kad pianistam tikrai šitas pranešimas buvo labai įdomus ir naudingas, o dabar keliausime jau prie kitos specialybės. Tas mūsų pranešimas yra puikaus soprano savininkės Laimos Česlauskaitės Zamkauskienės, kuri pati turi puikią patirtį kaip solistė. Jinai baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, solinį dainavimą, dainuoja su įvairiausiais kolektyvais, dainuoja ir Panevėžio muzikinėme teatre, bet lygiai greta, iš tikrųjų, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijoje dirba tiek solinio dainavimo, tiek ir mišraus choro mokykloje. Tad šią savo patirtį jinai sudėjo į pranešimą, kuris vadinasi balso registrų valdymo pratimai. Taigi, malonaus žiūrėjimo ir klausimų. Tiesa, ką norėjau paminėti, kad dėja Laimo prie mūsų neprisijungs, tai klausimų tiesiogiai užduoti negalėsim. Labadiena, mėly konferencijos dalyviai. Esu dainavimo mokytoja Laima. Mano pranešimo tema – balso registrų valdymo pratimai. Noriu šiandien pasidalinti savo praktinę veiklą, kasdien atliekamais pratimais, kurie mano mokiniams tikrai padeda ir padeda įveikti tam tikrus sunkumus. Tie pratimai padeda stiprinti aukštąjį registrą, dainuoti aukštas natas ir, žinoma, jungti aukštą ir žemą į registrus. Dažnai mokiniai pasako, mano yra žemas balsas, man yra sunku aukštas natas dainuoti. Taip sutinku, balsų tipai yra skirtingi, bet kiekvienas balsas turi plėsti savo diapazoną ir stiprinti aukštą ir žemą į registrą, jungti pereinamas natas, kad tas jungimas būtų tolygus ir stiprus. Tad mūsų mokytojų lyg misija įtikinti, padrąsinti mokinius, kad jis tikrai gali plėsti savo diapazoną ir tikrai gražiai ir stipriai dainuos aukštas natas ir pereinamos natos taip pat suskambės ir nebus tų lūžių. Tiesiog reikia laiko ir kantrybės. Dažniausiai prieš pradedant dainuoti aš mokinius pakalbinu plonu vaikišku balsu. Pavyzdžiui, labas, kaip tau sekasi? Ir prašau, kad jis taip pat atsakytų man to plonu balseliu. Ir taip mes pasikalbam. Mokinys taip atsipalaiduoja, sužinom, kaip sekėsi, kokia jo būsena, kaip jis jaučiasi šiandien. Žinoma, būna visokių dienų ir nelabai pavykusių, ir sunku būna. Bet šis pokalbis lyg įvadas į mūsų pamokos temą. Toks pokalbis aukštu plonu balsu ne visada pavyksta su mokiniais, kurie naujokai atėję, jie nepratę būna arba yra žemesnių balsų, tai kaip ir minėjau, tai pripratę ilgai dainuoti patogias dainas, neplečiant diapazono, taip nesivysta galvinis registras aukštasis ir netgi pakalbėti sunku. Bet tikrai įmanoma prakalbinti mokinį, jį atpalaiduojant, jį užliūliuojant, jį prakalbinant. Tai visai neseniai buvo toks atvejis, mano naujokė, penktokė, mergaitė, paprašius taip pažaisti, pakalbėti, jai nepavyko iš karto ir ji šiek tiek susikrimto netgi. Tai mūsų kaip mokytojų yra, kaip ir minėjau, misija įtikinti. Tai aš
Prašiau jos atsisėsti ant kėdutės, bandėm vėl taip bendrauti, dar ne iki galo pavyko, taip dar vis labas, sakau, labas noriu. Tai paprašykit užsimerkti. Ir taip atsipalaidavo ir mes įėjome į pamoką, į tą veiksmą, į tą kalbėjimą. Ir mums pavyko. Visi pratimai, prasidedantis iš viršaus į apačią, labai padeda tiems vaikams, kuriems sunku dainuoti aukštas natas ir stringa pereinamosios natos. Kaip pavyzdžiui, sol, mi, do, sol, mi, do, sol, mi, do, la, 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 lo, li, lo. Visokiais, kaip tik skiemenimis, įvairiais skiemenimis. Pratimas miau, miau, miau. Prieš jį atliekant, kaip ir pasikalbėjote, labas, kaip tau sekasi, tai taip pat pamurkite, pamiauksėkite. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Atraskite toną, kuris tinka mokiniui. Žinoma, gal labai man, aš kaip sopranas, iš karto aukštai pavyksta, šiek tiek gal žemiau, bet svarbu labai ta intonacija, tas aukštis. Miau, miau, miau. Ir trigarsis. Miau, miau, miau. Kaip jį atlikti? Būtinai katino šypsena. Taip, jau iškart gomuris kyla mūsų. Kai jau lipam į aukštesnį toną, mūsų jau balsas įsitempia, tai labai gerai yra suraukti nosytę ir va tokia katinėlis, taip? Negi kaip dainuojate, paprašykite, kad jis uždėtų čia savo rankytę ir pirščiukus ir pajaustų, kaip rezonuoja, kaip tas garsas sueina, čia viskas labai suzvimbia tiesiog. Tai žinokit, net būna labai įdomi dalykų, sako, kaip čia zvimbia ir pajausti, kad mes esame instrumentas, ar ne? Rezonuoja visas kūnas. Tai va, tai miau, 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 miau. Ir taip lipat, žemyn taip pat. Kviečiu pasiklausyti mano mokinės atliekamų pratimų. Miau, miau, miau. Pratimas Saulės saulutė lyja lietutis. 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 Trumpiau. Saulės saulutė lyja lietutis. Saulės saulutė lyja lietutis. Atplaidu kaklą. Saulės saulutė lyja lietutis. 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 Saulės
Jeigu dainuojant nuslydo kokią natelę arba nesuskambėjo, intonaciškai nebuvo švari, tai būtinai pakartokite proceso metu. Tai pavyzdžiui. Miau, miau, miau. Miau, miau, miau. Ir vėl grįžtam. Miau, miau, miau. Miau, miau, miau. Į viršų. Miau, miau, miau. Vėl grįžtam. Miau, miau, miau. Miau, miau, miau. Ir taip žemiau. Ir taip vėl į viršų. Lyg apipindami kiekvieną garsiuką. Tai tos perinos natos būtiniausiai darykite tokius pratimus, apipinkite. Vėl grįžtam. Ir vėl lipam. Ir vėl grįžtam. Ir vėl kylam. Ir taip vyniojam lyg grandinėlę, vieni su kitais susijungia garsai. Atliekant pratimus, kontroliuokite mokinio kūno padėtį, kad jis nesustingtų. Taip. Tai prašykite, kad jis judėtų vietoje. Pirmin, atgal, lyg pasiūbuotų, taip, su žingsnelis pirmin, atgal. Galite net dainuojant vaikščioti. Stebėkite, kad nebūtų įsitempęs kaklas, pečiai. Tai dainuojant, patikite, pajudinkit, arba jau kai jau vaikas įpratęs, jau žino, ko jūs norite, pasakote, paprašykite, kad jis dainuojant judėtų. Labai stebėkite, kad neįsiveržtų žandikaulis ir nebūtų sukandę dantis galinis. Labai kartais dažniausiai mėgsta, tai įsitempia ir tai parodysit mokytojai ir iškart supras, kad jau negerai. Tai dainuojant taip pat įveskite tokį judesį. Atėjęs mokiniai gali net galvytę pajudinti, taip, kai dainuojant, kad kuo atsipalaidavęs būtų kaklas, kad neįsitemptų mūsų kaklo raumenys. Nes jeigu kūnas įsitempęs, ypač šita dalis, balsas neskris, reikia jom laisvės. Pratimas jopi, jopi, jopi. Labai svarbu, kad būtų jopi, jopi, jopi. Jopi, jopi, jopi. Jopi, jopi, jopi. Pažiūrėkime, kaip atlieka pratimą Hilarija. Jopi, jopi, jopi. 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 Jopi, jopi,
Yuppi, yuppi, yuppi. Yuppi, yuppi, yuppi. Yuppi, yuppi, yuppi. Sekantis etapas. Tai platūs pratimai, kurie labai padeda lyginti registrus. Pradžioje įveskite legato iš viršaus į apačią, vėliau iš apačios į viršų, žemyn. Taip pat įveskite legato ir stakato štrichus. Prieš stakato atliekant pratimą paprašykite, kad mokinys padarytų tokį pratimą. Čia, kad pajaustų, kur garselis atsispiria. Tikrai padės lengviau atlikti pratimą stakato. Dabar išvysime, kaip mano mokinė prasidainuoja prieš atliekant kūrinį. La
Tai tiek šį kartą mano prasidainavimo pratimų, kurie padeda įveikti tam tikrus sunkumus. Noriu palinkėti sėkmės, bandykite, gal ir jums tiks. Iki kitų kartų. Taigi dėkojame nuostabiai ir talentingai mūsų dainavimo mokytojai Laimai Česlauskaitei Zamkauskienei. Smagu buvo išgirsti tokių smagių, šmaikščių pratimų bei pasidžiaugti jūsų nuostabiais rezultatais auginant dainininkus talentus. Na, o dabar kviečiame prie pranešimo, kuris bus intriguojantis ir įdomus, nes išgirsime, kokių galima naudotis šiuolaikinių priemonių, kurie padės mums mūsų darbe. Taigi skaitmenizuotų natų naudojimas koncertinėje ir pedagoginėje veikloje. Lektorė Raimonda Jasinskienė, Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos vyresnioji fortepijono mokytoja ir koncertmeisterė. Labadiena visiems, esu Raimonda Jasinskienė, dirbu Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokykloje fortepijono mokytoja. Šiai konferencijai paruošiau metodinį pranešimą tema skaitmenizuotų natų panaudojimo būdai pedagoginėje ir koncertinėje veikloje. Tikrai didelė pedagogų dalis gali pasidžiaugti ir pasididžiuoti sukaupta savo asmeninę biblioteką, o aš noriu jums parodyti vieną iš būdų, kaip galima savo biblioteką perkelti į išmaniuosius įrenginius, konkrečiai panaudojant planšetinį kompiuterį, jas sukeliant ir kaip jį gali praversti mums būnant scenoje ir kai dirbame su mokiniais pamokų metu. Skaitmeninti natas pirmiausia pradėjau dėl vienos priežasties. Kada reikia komponuoti ilgus kūrinius atlikėjams, susiduriu su problema su natų vartymu. O dar didesnė problema, jeigu reikia tą daryti lauke. Taip kad suskaitmeninti natas ir persikelti jas į planšetinį kompiuterį, tai buvo vienas geriausių sprendimų. Vartyti natas galima dviem būdais. Tai pirmiausia, rankos pagalba, kaip įprastai mes verčiam popierinės natas, arba įsigijusi tokį priedą, kurį susijęs Bluetooth pagalba su planšetiniu kompiuteriu, tai yra toks pedalas. Jisai verčia natas ir į priekį, ir jeigu reikia, ir atgal. Tai puikus būdas ramiai jaustis scenoje. Vienos dažniausiai muzikantų naudojamų mobilių programėlių yra Mobile Sheets, Music Notes ir Music Score. Natų skaitmeninimui pasitelkiau programėlę Mobile Sheets. Ji tinka tiek Android, tiek ir Apple serijos išmaniųjų įrenginių operaciniams sistemoms. Pristatysiu šios programos pagrindinės funkcijas. Kaip įsikelti natas, kaip susikurti albumus, kaip versti natas naudojant ranką ir naudojant pedalą, kaip rašyti, redaguoti ir papildyti natas asmeniniais nurodymais, kaip viską išsaugoti ir kaip galima su kolegomis lengvai ir greitai pasidalinti natomis. Noriu jums parodyti, kaip įsikelti į programėlę natas, pasitelkiant planšetinio kompiuterio kamerą. Taip, įeinu į programą.
spaudžiu naują, paspaudžiu fotoaparato ikoną, nukreipiu kamerą į natas, spaudžiu Next, kadangi mano kūrinys 2 puslapių. Ir spaudžiu Done pabaigą. Tada galiu užrašyti ir kūrinio autorių bei pavadinimą. Lietuvių liaudies daina, aranžuota Silvijos Stanienės, Suktinėlis. Spaudžiu OK ir jau yra mano programėlėje. Taip pat galima natas parsisiųsti ir iš savo elektroninio pašto ar failą įdėti iš savo planšetinio kompiuterio. Tai spaudžiu Import, tada iš savo kompiuterio yra prie mano failų kūrinys Mykolo Kleopo Oginskio prisiminimai, spaudžiu OK ir štai jis jau yra mano kompiuteryje. Ši programa turi labai gerą funkciją, tai yra artistai, kuri praverčia natas, kai reikia suskirstyti pagal atlikėjus. Pavyzdžiui, aš akomponuoju Rietavo kultūros centro chorui Jūrava, todėl susidariau atskirą jų albumą. Atsidariusi jį, randu visus šio kolektyvo atliekamus kūrinius. Taip pat turiu savo ir atskirai fortepijoninių kūrinių albumą, taip pat akomponuoju mokyklos jaunių chorai, tai ten irgi greitai galiu surasti natas, ir akomponuoju pučiamųjų instrumentų skyriui, tai jį susidariau pagal mokytojų pavardės. Dar viena naudinga ir praverčianti darbe funkcija yra susidėti kūrinius pagal vykstančius koncertus. Juos galima susidėti viską į vieną rinkinį ir susidėlioti pagal programos eiliškumą. Tai čia vadinasi set list. Spaudžiu naują, užsivardinu, pavyzdžiui, artimiausias koncertas bus kovo 11 diena. Taip, spaudžiu OK ir tada iš savo sąrašo kūrinių galiu susidėti koncerto programą. Programai skambės Mano Lietuva graži, Skambėk dainelė, Dėl tos dainos ir Mykolo Oginskio prisiminimai. Tada spaudžiu Save, jeigu reikia dar šone galiu, jeigu suklydau ar pasikeitė programa, pasikoreguoti eiliškumą, spaudžiu Save ir aš turiu visą būsimo koncerto programą. Man patinka, kad šioje programoje galima rašyti ir savo asmenines nuorodas, taip kaip mes įpratę popierinėse natose, kaip pavyzdžiui, ar nori rašyti dinaminį planą, ar pirštuotę. Viską tą galiu padaryti lengvai ir greitai. Galim pasirinkti ir savo spalvą, ir rašiklio storį, galim, jeigu reikia, ir apsibraukti. Galim pasirinkti greitai trintuką, išsitrinti. Jeigu reikia, net galima pažymėtas vietas tiesiog išsikirpti. O jeigu kažkas ne taip, galima tiesiog žingsniuką paspausti rodyklę atgal ir grįšim prie to darbo, kurio mes baigiam.
ką norėčiau akcentuoti, tai yra dešiniajame šone esančio įrankių juosto ir kurioje yra spynos ikonėlė. Ja pasispaudus nebegalėsime redaguoti kūrinių, bet tai yra labai svarbu, kada mes einame koncertuoti ir kada mes rankos judesį naudojam perverčiant natas. Nes jeigu kitaip, programėlė reaguos kaip į norą jūsų paspaudimą rankos redagavimą, o ne kaip grojimą ištisai. Taip kad jeigu norite redaguoti, reikia ikonėlę su spyna dešiniajame kampe atspausti, turi būti juoda, o jeigu norite visą užrakinti, tai reikia, kad degtų oranžiniai. Tai jeigu aš paspaudžiu kūrinį ir norėdama redaguoti ir bet kur, spausdama planšetėje bet kurioje vietoje, planšetė reaguos kaip į kūrinio puslapio pervertimą. Bet jeigu aš dešiniajam šone ilgiau palaikysiu, atspausiu ikonėlę, kuri liks dabar balta, reiškia, aš galėsiu joje rašyti, redaguoti savo natas. Dabar jums parodysiu, kaip naudotis kojiniu pedalu, akomponuojant iš planšetės. Taip, turiu firmos Page Flip kojinį pedalą, įsijungiam kairiajame šone on ir iškart įsijungia mum lemputės. Šitos lemputės yra labai patogu, kai kurie pedalai jų neturi, bet aš rekomenduoju, nes kada vyksta koncertai ir yra silpnas apšvietimas, jisai padeda matyti, kur mūsų yra pedalas koncerto metu. Įsijungus pedalą, pasidedu šalia ant žemės. Visada turiu įsijungus Bluetooth sistemą. Galiu įeiti. Taip. Atsiverčiau savo kūrinį, pradedam groti ir kai reikia, perjungiu pedalą į priekį, jeigu reikia, ir atgal. Viskas yra šalia ir labai patogu. Noriu dar jums kai ką parodyti, kas labai praverčia, kada dirbam su mokiniais arba patys repetuojam. Tai yra, ši programėlė turi ir metronomą. Taip, šalia ikonėlė, ten, kur sakiau, užsirakina visas redagavimo, ir yra šalia metronomas. Taip, jį galima pasikeisti ir metrą, ir greitį, iškart yra ir tempo pavadinimai, garsą. Labai patogu. Kas dar labai svarbu koncerto metu, bet ir galbūt ir pamokų metu, kad jūs planšetėje pasispaustumėte nustatymuose netrukdyti, kad jokie elektroninio pašto pranešimai neatsirastų signalas ir neatitrauktų dėmesio nuo jūsų darbo. Kaip ir kiekvienoje situacijoje būna privalumų ir trūkumų. Privalumus išskirčiau tokius. Tinkamas darbui apšvietimas. Juk kaip svarbu saugoti savo sveikatą, o ypatingai akis, juk dažnai mūsų darbo aplinka ar koncertų vietose naudojamas apšvietimas netoks, koks turėtų būti, kad mūsų akys nevargtų. Taip pat norėčiau paminėti, kad skaitmenizuotas natas patogu naudoti ir pedagoginėje veikloje. Labai dažnai vaikai pamiršta atsinešti savo spausdintas natas, tad pravartu
mokinių atliekamas programas turėti savo išmaniajame įrenginyje ir negaištant laiko ieškant knygų spintoj, atsidaryti programą kompiuteryje ir iškart pradėti naudotis ir mokytis. Vienas esminių privalumų, kad prisidedama prie aplinkos tausojimo, galite ženkliai pastebėti, kad išleidžiate mažiau kopijavimo popieriaus. Skaitmenintos natos prisidės prie tvarkingos natų jūsų bibliotekos ir nepasimes jūsų sukauptas repertuaras. Juk būna, kad neberandam tai vienos ar kitokios knygos ar tiesiog konkretaus kūrinio. Šioje programoje lengvai rasite savo sudarytoje bibliotekoje reikiamus failus, tiesiog paieškos laukelyje įvedant kūrinių raktažodžius. Vienas greičiausių, patogiausių būdų pasidalinti savo failais ir natomis. Labai greitai ir lengvai galime savo kolegoms nusiųsti natas į elektroninį paštą. Koncertų metu galima visą koncerto eigą susidėti pagal eilę ir negaištant laiko dedantis natas ant pulto. Taip pat tai labai gražiai ir estetiškai atrodo, o groti lauke naudojantis planšetiniu kompiuteriu nebereikia jokių specialių pultų popieriniams natoms, ar segtukų, ar laikiklių, kad tik apsaugotų nuo vėjo. Mokiniai gali parsisiųsti programėlę į savo telefonus, tai bet kur ir bet kada radę galimybę prieiti prie instrumento, pagros, pasimokys, be to programoje liks visa mokinių kūrinių programa, tad galės prisiminti ir seniau grotus kūrinius. Išskirčiau ir keletą trūkumų. Jeigu reikia vykti kažkur akomponuoti, koncertuoti ir groti nedidelės apimties kūrinius, tikriausiai verta pasimti popierinį variantą ir nesukti savo galvos dėl tikriausiai esminio skaitmenizuotų natų trūkumo, tai senkančios įrenginio baterijos. Reikia ištisai žiūrėti, kad būtų pilnai įkrauta baterija ir jaustis ramiai scenoje ir nebijoti, kad greitai jinai išseks. Taip pat kviečiu pasirūpinti, jeigu naudojate ir pedalą natų pervertimui, tai irgi ten dedasi baterijos, tai su savimi irgi turėti, nors kojinio pedalo baterija tikrai greit neišseks, bet tikrai verta turėti ir pasirūpinti, kad neatsitiktų nemalonių nuotykių. Ir taip pat labai noriu trumpai užsiminti ir dėl autorių teisių. Kopijuojant natas muzikos ir meno mokyklose, svarbu atsižvelgti į autorių teisių apsaugą. Pagal Lietuvos autorių teisių įstatymo 22 straipsnį nekomerciniais tikslais, tokiais kaip ugdymo tikslais, yra leidžiama atgaminti kūrinius mokymo procese, jei tai neviršija mokymui reikalingo masto ir nurodomas šaltinis bei autoriaus vardas. Tačiau juk praktikoje dažnai kyla klausimų dėl šios nuostatos taikymo apimties. Asociacija Latga, atstovaujanti autorių teisės, rekomenduoja įstaigoms įsigyti legalius natų leidinius, kad būtų užtikrintas teisingas autorio atlyginimas. Dėl konkrečių mokesčių už natų kopijavimą meno mokyklose rekomenduojama įstaigų vadovams tiesiogiai kreiptis į Latgą, kad gautų jie išsamią informaciją ir jūs kaip pedagogai išvengtumėte galimų autorių teisių pažeidimų. Grojant koncertuose, pasinaudojant planšetiniu kompiuteriu ar dirbant pamokose, norėjau pristatyti tik dar vieną galimybę, kaip mes savo galime padėti tam tikrose situacijose ar palengvinant mūsų darbą. Tikiuosi, buvo naudingas laikas, linkėjimai visiems iš Žemaitijos ir geros tolimesnės konferencijos.
Taip, Raimonda, sugrįžk. Negrįžta man kažkodėl Raimonda. Va, jau kažkas vyksta. Taip. Mano. Taip, Raimonda, pirmiausia, labai norėjau padėkoti už pranešimą ir turiu vieną prašymą. Mes gausit pakartokite, nieko negirdėjome. Gerai, taigi, Raimonda, pirmiausia, tai labai labai ačiū už pranešimą ir turiu vieną prašymą. Gali pakartoti programėlės tos, kurią pristatėjai pavadinimą. Manau, kad ne man vienai tas klausimas turėjo kilti. Taip, pristačiau Mobile Sheets programėlę. Į pokalbių langelį dar įrašysiu tiksliai, kaip angliškas pavadinimas rašosi, kad visiems būtų aišku ir sėkminga naudojimasi. Bent jau pabandykite tai tikrai. Kad nebus lengva priprasti, tai faktas, bet iš didelio noro truputėlį patogiau gyventi ir patogiau dirbti, tikrai išdrįskite pabandyti. Taip, tai ačiū labai, nes iš tikrųjų tai, ką mačiau, tai ir pagalvojau, kad turėtų būti labai patogu ateityje, tik žinoma, kaip visada reikia priprasti.